Žuvį šaukinėjęs. Jo. Tik ir šuniukas stovi. Kurie nuvarė kitą pusę. Pradedame varžybų uždarimą. Pradžiai porą žodžių noriu pasakyti klubo viršininkas. Sveiki dar kartelį. Labai noriu visiems padėkoti už saugiai sužaistas varžybas, už kantrybę parodytą, kol nebuvo orų, už tai, kad atvykote į Telšius. Na ką, tikrai džiaugiuosi iš tikrųjų, tai kad buvo leista taip pat ir organizuoti tas varžybas mums. Tikrai įdėjom daug pastangų, tikrai atleiskit, jeigu kas buvo ne taip. Viskas buvo gerai. Kitą kartą pastaisysi. Ir tikrai labai tikiuosi jūs sutikti čia Telšiuose dar kartą. Galbūt. Labai laukiu. Galbūt tau tikrai sugrįžti. Esi prūda tuoj. Taip, mus pasveikinti taip pat atvyko Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Kaktus. Norėtų pasveikinti. Tai laba diena, mėly dalyviai, žiūrovai, visi susirinkę, matau po visų varžybų, po tų 2 savaičių veidai tokie pavargę, bet tokie laimės ir džiaugsmo kupini. Tai tikiuosi ir viliuosi, kad mūsų telšiai jums suteikia puikias emocijas, kaip ir minėjau, kad nors oras ir ne visada buvo toks geras, kokio ir reikėjo, tačiau tikiu, kad vis tiek pats atsiminimai apie mūsų telšius tikrai bus visada jums geri. Kviečiame sugrįžti čia su savo šeimomis ne tik dėl sporto, bet sugrįžti ir pažiūrėti ir mūsų miestą, pabūti čia. Na, o į ateitį tai linkim tikrai gero vėjo, gero oro, gerų pasiekimų ir gerų rezultatų. Ir dar kartą džiaugiuosi, kad esate būtent čia, Telšiuose, Žemaitijos sostinėje. Na ir visada sugrįžkite čia ir visada esate čia pas mus laukiami. Na, o aš dar ir turiu ir tvirtą. O, labai gerai bus, Seimo narys padėti. Ir tokį tvirtą, jo, taip, čia pritvirtos žemaitiškos padėkos. Taigi tvirta žemaitiška padėka Telšių aeroklubo vadovui Artūrui Pilviniui. Ir nuoširdžiai dėkojame jums už ilgametį indėlį į Telšių aeroklubą ir už pastangas puoselėti ir išsaugoti šią sporto šaką Telšiuose ir visoje Lietuvoje. Dėkojame jums, Artūrai. Taip pat ir tvirta žemaitiška padėka Telšių aeroklubo tarybos pirmininkui Antanui Baubliui. Taip pat dėkojame jums už ilgametį indėlį į Telšių aeroklubą ir už pastangas puoselėti ir saugoti šią sporto šaką. Ačiū jums. Gerai, kas atuplesnės, aukštakulnės. O, tarp akmenų būtų. Tai galim perduoti ir Seimo nariui, Valentinui Bukanui. Tai gerą vakarą, dieną matėmės. Iš tikrųjų, nėra liūdni veida yra linksmi, todėl kad jau viskas pabaigta. Per atidarimą matės tokie susirūpiniai, susikaustymą buvo, aišku, visi galvojom, kokie tie orai bus, kaip pasiseks ir taip toliau. Džiaugaus, kad tikrai įvyko čempionatas, kad 6 skrydė ir šiandien ne vieną tupėjimą, visi sugrįžo, tai sveikinu, esat visi šaunuolė. Ir svarbiausia, kas pateka, kada jūs keldavo, tai kaip tik tą praskresdavot pro mano biurą prie ežerą. O ten prie to biuro yra turgėlis toks, žmonės pardavinė sendaikčius, maisto produktus visokius. Nu ir kaip jūs kelnat, visi žiūri įdomu. Sakau, dar nėra žuolinių, nereikia galvos kelti. O sakanys krant. Na. O, tai iš tikrųjų, tai suteikėt didelį džiaugsmą. Ypatinga augančiams vaikams, kad mes būdami vaikas žiūrėdavom į tų dangų ir daug metų man čia teka būti, daug praleisti kartu su Antanu. O tai tikrai ypač įdeina širdie esu čia, esu su jumis ir būkit pasveikinti, kad mers minėjai,
kolega Mona, neužmirškit, sugrįžkit, jeigu kažkas pateka, pagitaukit, kad kiti atvyktų pasižiūrėti, ani pamatys galbūt dar daugiau kažko ir aišku, pasiūlykit, kad ir čia apsilankytų, nes manau, kad su metais kažkas irgi čia keisis, nes dabar jau savivaldybė yra savininkė, savivaldybė patikėti tai visi dalyką, manau, kad įsispręs. Taip, kad mes laukam, kad jūs vėl sugrįžtumėt, nu ir taip pat norim, kaip sakant, po tų didelių jūsų darbų, po didelių skrydžių, toks simbolinis dovanėlis, kad sveikos arbatas, o to arbatą, kad galėtume gerti ir paudėlis, o kad galėtumėt atsiminti, kur buvot ir užsirašyti priemonį yra. Aišku, jūs tų dalykų nenusipirkat, tai yra Seima, bet jūs mokat mokesčius, nu aš parvežiu, jūs prašyt. Taip, sutaram, ne? Tai ir aišku, dėkuoju ypatingai tam techninio personalo, kad ras tikrai didelį darbą, šiandien stebant tekinį, šlapį, lektrosus kabent, patikren, sakau, nereik ne lektovus, galėtų užteimti, nu jau, ir pakelti. Tai tikrai irgi didelis darbs. Ir Antanau, ir Arturau už tokį gražų renginį. Ačiū visiems. Na ir patarėjau, suteisiu. Labas vakaras visiems. Tai dalyviam visada malonu dalyvauti, bet kaip ir minėjo Seimo narys, yra labai daug darbo nematomo, sunkaus ir įdėta tikrai labai daug pastangų tam, kad jūs visi galėtumėt pakilti orą, skrosti debesis, pasiekti, pasidžiaugti. Tad Seimo narys parašė keletą padėkų. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų pagalbą ir asmeninį indėlį, organizuojant Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionatą Telšių aerodrome. Stiprios sveikatos, įdomaus ir prasmingo jūsų gyvenimo skrydžio. Tai padėka gerbiamam Linui Miežlaiškiui. Padėka gerbiamam Vidmantui Macevičiui. Padėka gerbiamam Artūrui Daraškevičiui. Padėka gerbiamam Egidijui Zeniauskui. Padėka gerbiamam Dariui Vanagui. Padėka gerbiamam Tomui Butkevičiui. Padėka gerbiamam Vytautui Liniauskui. Padėka gerbiamai Almai Nakutytei. Parbėga. Bet pamačiau, kad geriau bus negu geriau. Ačiū. Padėka gerbiamai Sandrai Klovieniai. Ačiū labai. Padėka gerbiamam Antanui Baubliui. Asmeninis sprendimus priiminėjai, kiek supratau. Direktorius buvo skrydžio. Ir paskutinė padėka, kurią turbūt Seimo narys nesupyks, bet taip ekspromtu. Jinai skirta Artūrui Pilviniui, bet mes ją įteiksim jo žmonai, kuri visada šalia. Ir turbūt, jeigu nebūtų tokio palaikymo, nebūtų tos didelės sėkmės.
Ačiū patarėjai. Telšių aeroklubo nariai įsteigė dovanėlę Telšių aeroklubo viršininkui Artūrui Pilviniui už nuoširdų darbą, sudėtingą, didelį darbą atliktą pasiruošiant varžybom. Viktorai. Labai noriu tikrai širdingai padėkoti visiems klubo nariams. Čia be jūsų tikrai nebūtų šito aerodromo, net neatrodytų jis taip, kaip dabar atrodo. Tikrai visi įdėjo daug triūso. Tikrai labai nuoširdžiai dėkoju. Ačiū Jums labai. Tai tęsiant, noriu apdovanoti dabar paskelbti šios dienos nugalėtojus. Tai 3 vietą užėmė Ringaudas Kykalas. Antrą vietą laimėjo Darius Gudžiūnas. Ir šiandien pirmą vietą užėmė Karolis Mikalauskas. Ir vėl aš pirmas. Bet vietoj vietoj. Tai 2023 metų Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionate 3 vietą laimėjo bendroje įskaitoje Darius Gudžiūnas Vilnius. Čempionate antrą vietą iškovojo Andrei Lebedev Vilnius. Tinka prie plaukų. Medalį. Ir 2023 metų Lietuvos klubinės klasės sklandymo čempionu tapo Darius Liaugaudas. Ačiū labai. Jo.
Gali palaikyti dar irgi. Na, čia tiesiog palaikyti. Bet aš nieko nematau. Ateinam visi bendrai. Susipaveiksluokim bendrai, stojam visi. Ne, pradžiai vėliau. Jo? Kas? Galėčiau. Varžybų vėliavą prašom nuleisti čempionato nugalėtoją Darių Liaugagą. Skelbia varžybas sudarytas, prašom sustoti bendrai nuotraukai. Kiek entuzijazmo. Taip, visai. Arba, nu, jo. Čia. Austėjai prie Jūrgio. Buvot kartu ar būkart? Kur ten stovi šonelį? Pasiimk Austėjai. Virgutė, pasiimk Austėjai. Jeigu lipiški iš arčiau, su ką? Tai vėliau. Marina, savo ranką nuleisk, jeigu gali. Varžybų dalyviai laukiami šitoj uždarymo fotoronė. Sveikinu dar. Prašom. Andrėjus.
Aš jau tekstą turiu. Aš jau tekstą turiu, man reikia nuotraukos. Jau tekstas yra. Jau tekstas paruoštas. Labai graži taurė. Sveikinu dar kartelį pasveikinti. Liuks. Богу, какой же